čekas. Tai turiu maikutę, turiu megztinį, turiu striukę perpučiamą ir biškų dar liemenę. Tiesiog. Ten taip išeina, kad ten tokie orai bus, kur pirmom dienom bus 10-12, o paskui paskutinę dieną bus 20 laipsnių. Tai toks, kur nesinorisi žiemiškai rengtis, atrodo, maks šiltai. Tai, žodžiu, skirtingi variantai, skirtingom dienom pasiimti su savim. Kaip aš čia pavydžiu, kad nemiega tiesiog. Aš irgi norėčiau pamiegoti. Atvykome į miestą, dabar varysiu kavos, nes reikia prasibusti po 4 valandų miego. Labai patinka visur žalia, nes mes specialiai ir atvykome, kad haikinti į kalnus, tai tikiuosi pavyks tolimesnius nuvaryti, nes jau čia fainai. O kas bus toliau? Ką tik buvom 7-Eleven ir davė gražą. Žiūrėkit, kokie faini banknotai. Ir visą laiką gersim kavą 7-Eleven, nes visur kavinėse po 5 eurus, o čianais 2 eurai ir dar pigiau eurą tam, nes studentų kortelę turiu ISN, tai tiko, tai nuolat. Sudėjau kapišoną, nes vėjukas yra. Ir šitas miestas pasižymi šitais spalvotais namukais vikingo. Va. Fun factas minimalus, jog čia yra žymiai švaresnis oras. Kodėl? Nes mes pastebėjome, jog netgi autobusai, šiukšlių mašinos yra elektrinės, kurios pasikrauna ir panašiai. Ir taip gera kvėpuoti čionais, kad wow. Gal reportažą vėsk? Kaip tau? Ką? Kaip tau patinka tau Patinka. Bergenas? Patinka. Vaibas būti kaip azijiečiai. Tiesiog aš, mano tėtis ir azijiečiai esam tie, kurie fotkinam viską ir filmuojam. Ir normalų žmonės tik bando pavalgyti. Mėsa iš banginio ir briedžio. Kas čia per vietą ateiti? Čia sena gatvė. Logiška. Einam į kalną, kuris mieste yra kaip pagrindinis. Į viršūnę, kad miestą pažiūrėti iš viršaus. Labai pavargau. Noriu apačiau. Tiesiog be like. Tiesiog eini. Kaip įdomiai. Zaragavizmi. Tai mes atėjome į tokį kalną, kuris pasirodo yra Ožkų kalnas, kur galime juos pasitikti. Ir jie visai yra geručiai. O tak. Tin, tin, tin. Tėti, bai. Mailo. Mūsų ryto rutina 7-Eleven. 7-Eleven. 6 eurai, 2 vandelės, 2 kavos. Labai gerai. Atvykome į tokį truputėlį šiaurinį miestelį pavadinimu Vos. Tai ten netgi matosi sniegas ant tų kalnų. Į vieną iš jų galimai kopsim. Žodžiu, čia tokie pastatukai. Čia toksai labiau mažesnis miestelis be turistų. Tai dėl to faina pasibūti, pailsėti. Šiandien ilsimės, nes vakar pavargom. Galimai susirgau truputį. Šiaip įdomus dalykas traukiny, jog tu gali pirktis vietą, rezervuotis ir bus ant viršaus parašyta the seat reserved or available. Ir tada tu gali žinoti, ar gali sėsti tą vietą ar ne. Ką dar norėjau pakomentuoti, kad labai fainai būti studentu ir pasirinkti savo studentų kortelę, jeigu varysi į Norvegiją, nes ant visko yra nuolaidos. Tiesiog 10% nuolaida ant visko, ant kavos, 7-Eleven, pavyzdžiui, nes gerim. Ir nes pigiau išeina. Tada ant traukinių, ant tramvajų, ant visko yra 10% nuolaida tiesiog. Žiauriai apsimoka, jeigu esi studentas ir keliauti čionais, max. Žiauriai smart decisionas buvo, ką aš padariau, jog aš Vilniui nusipirkau waterproof batus ir apskritai haikinimo batus. Jo, jie gal nėra aesthetic max, bet jie tokie patogus, jie tokie lengvi. Ir jeigu lys, šiandien šiaip žada lietų, tai tiesiog galim bus nebijoti ir nepergyventi. Žodžiu, mes dabar varome į
pradžią tako, su kuriuo mes eisim į kalną. Mūsų planas yra dasiekti šiaip sniego dalį kalną. Aš nežinau, ant kiek tai pavyks. Šiaip nemanau, kad pavyks. Tikiuosi, kad pavyks. Bet jo, šiandien tokia chill diena, tikiuosi kalnas nebus per sunkiausias. Nes kaip ir sakiau, pavakar reikia pailsėti. Nes vakar per daug išeikvojom energijos, kur 4 valandas miego, 300 000 žingsnių ir dar kalną. Parėjome prie krioklių tarp olų, jau galima tai pavadinti. Atsargiai dabar. Atsargiai. Aš jaučiuosi kaip Neverland, pas Peterį Peną eičiau dabar. Nekeičiu savo nuomonę, o dieve, jaučiuosi kaip Avatarė. Žiauriai fainai, žiauriai atsargiai. Reikia vėl batų pliusas, waterproof turėtų būti. Op, op, op. Toks galutinis taškas. Tai mes ateiname prie tarp kalninio vandens šaltinio, žodžiu, upelio. Lypam toliau. Tikliau pradedam. Surengiam, kad nesuprakaituot. Tokių vaizdų sugalvosiu noriu šiemet dar nepačiau Advančiko, nežinau, kaip lietuviškai vadinasi. Bet jo. Žodžiu, tikiuosi išsipildys, nes aš tik kitą dalyką, jog pirmą kartą per metus naujus, kaip matai šitą vat augaliuką, kurio pavadinimą aš nežinau, bet galim jau būsi paguglinus tai jo pavadinimas. Tai jeigu pirmą kartą jį pati, reiškia tavo noras išsipildys bet koks, kurį tu turi tai. Pasidarome mini pauzę su hot dogais, salotom ir kur morkos. Ir markytę. Kas yra? Jau galiučinu kalną. Prasidėjo jau tikrasis haikinimo takelis, nes buvo tik tais gražus mašinų takeliai, kur važiuoja, tai ten patogu eiti. Dabar tokie gamtiški, kaip sakoma. Tai va, einam link snieguotos viršūnės, galimai tai bus iš tikrųjų tiesa, kad mes ją dasieksim, iki jos nueisim. Nesitikėjau. Aišku, per anksti dar nekalbu, bet norėtųsi. Čia būčiau aš, jeigu nenusipirkčiau batų gerų. Man nebaisu per pliurzės vaikščiot. Džiaugiuosi. Džiaugiuosi, kad nelyja. Nes jeigu rodytų nelietų saulė, tai aš imčiau savo paprastus kedus, kurie yra maks peršlampami, maks šviesos ir jų neatsiplaužyti, tiesiog išmeščiau čia. Bet va, turiu fainus sportbačius, kedus, batus, čia taip pliurzis. Toj palauk. Eina savo. Nu, tėti, davai. Ateina per pagalis ėjo. Mes manim, kad žmonės per pagalis ėjo, jie per laiptelius, čia buvo kitas praėjimas. Tiesiog stilius 10 iš 10. Į pliurzę patekau, džinsų gaila. Aš nesitikėjau, kad čia bus toks haikas. Bet čia pasirengus savo sportinius kelnes. Jaučiuosi kaip kažkokiam išgyvenimą, nuoširdžiai. Ir nesinori atgal, bet viduje kovoja. Noriu slipti viršų, arba sustoti eiti atgal. Nelogiškai skamba. Bet yra toks. Aš tik vos neapsivirkiau iš laimės, nes aš Google'ai mačiau tokias pūkuotas gėlytės ir iš čia irgi yra. Oh my god. Jos kaip iš šito filmuko. Su oranžiniu personažu, čia įdėsiu. Aš nepamenu pavadinimo, bet aš įdėsiu. Oh my god, pažiūrėk. Ai ne, jos iš to filmuko, kur drambliukas turėjo tokį pūkuotą dalyką. Ir jame gyvenam žmonės maži. Ir čia pieva jau, oh my god. How cute is that? Stopas prieš sniego kalnuotas, sniego viršūnės matymą. Mes 2,5 valandas jau kopėm į kalną. Aš daugiau nesiskūsiu nuo savo pusvalandžio workoutų namie. Nes čia yra, oh my god.
Aš savo kojų nejaučiu. Bet repčiai tik patait reikės. Bet dar į viršų reikės iki sniego viršūnės nueit. Nes mes nusistatėm su šitą tipą must padaryti. Taip, kol neįkopsime, negrįšime atgal. Bet su oru... Oi. Su oru sekasi, nes šiaip žadėjo lietų, bet šiaip prašo, kad greit bus lietus. Tai aš tikiuosi, kad mes spėsim grįžti į apačią. Nes jeigu lys, kol mes būsim ant kalno, čia įmanoma žiauriai lengvai paslys, vos nepaslydom, nenukritom, kai nėra lietaus. Nes čia akmenuotas paviršius, tada pliurzės paviršius, nu žodžiu. Mes arti, mes prieidam sniegą, ačiū Dievui. Nes aš vienu momentu pradėjau mąstyti, galbūt čia akmenys balti ir jie iš toli atrodo, kad tai yra sniegas. Ir realiai prieinam, bet šitą lokaciją atrodo kartu ir toli labai, kartu ir arti toks jau, kur nejasna. Neaišku, kur jau. Ir dabar vandens šaltinių daug, tai vėlgi like, o ten dislike. Kėdai paprasti. Poilsis toks. Aš net mūsų miestelį jau nebematau. Mums truputį beliko. Ačiū Dievui. Sniegas iš tos pusės. Tai nežinau, kaip mes nudaisim, bet mes tai padarėm beveik. Pirmas sniegas. Mes daėjom. Žiūrėkit, kiek daug eina savo. Turbūt per kamerą nesimato, aišku, taip gerai. Bet va. Mes ant šalčių, kaip sakoma, ant viršaus. Čia mano paskutinės jėgos tiesiog. Mes pasiekėm didžiausią sniegą. Einam link jo. Pagaliau. Laikas į burną holsus, kad nesusirkut. Du ką, pirmas žingsnis ant sniegą. Einu savo. Einu savo. Žiemą. Šiaip slidu, žinok, tėti ant to sniego. Ir čia labai žmonės giliai ėjo, tai aš nežinau, kaip tau daryt. Eina savo vasarą, bilaikai. Tėtis nuėjo toliau. Jo kedai laimėjo paprasti, negu mano. Aš jau pliurziai. Aš galima užkops tenais, ne per sniegą, nes mano... jie yra waterproof, bet aš nepasitikiu. Tai aš galimai naisiu čia. Nes man įdomu, kas ant pačios pusės su viršūnės. Nes norisi sustoti ties jau tuo galu. Tiesiog ne per sniegą eisiu. Kėdis tai ten. Mažas žmogėliukas. Mes ant pačio viršaus. Ką aš noriu pakomentuoti, aš tikiuosi vėjai netrukdo visiškai kalbėti. Mane stebina žmogaus kūnas. Ant kiek mes daug galim. Nustebinau save nuoširdžiai. Kad wow. Kažkaip kitokia planeta jautiesi ant to kalno. Wow. Aš apsiverksiu. Nežinau, čia bėgimas nuo nuovargio, nuo tikslo pasiekimo. Nežinau. Bet faktas tas, kad gersiu daug arbatų, kai grįšiu namo. Žiūrėkit, koks paukštis visam kalną. Girdėjot, čia paukščio garsas. Žiūrėkit vaivorykštį. Nes ką tik lyja truputėlį. Žiūrėkit, gražiai vaivorykštį. Oh my god, avys! Lebas, aš nieko nepadarysiu jums. Nieko, žinokit, tokia pati esu benamė dabar. Pasitikė manim. Aš šiaip jau, kad ne man kas. O čia aš bandau... O jos gal mane gali užpult, bandau. Lebas. I want peace. I want peace. Lebas. Lebas, oh my god. Jinai manim pasitikė. Ate. Aš apsiverksiu. Čia žinot tas momentas, kur gyvūnai tave myli ir tu esi Pocahontas kažkoks. Nu, šiandien varom į kalną, kuris arčiausiai namų, bet nusprendėm paimti funikuliorių, kad pailsėti, kaip sakoma. Jeigu pailsėsim.
Skanuok savo bilietą. Apelsino pertrauka. Šiaip džiaugiuosi, kad nelipam. Nes keliukai šiandien man atsisako labai. Tau irgi? Biški. Da. Bet žodžiu, va vaizdai. Čia vis tiek ant kalno reikės vaikščioti 5 valandas, kol daeiti iki kito kalno nusileidimo. Ir kas faina, kad prie to nusileidimo mūsų namai. Tai čia poilsinė diena, bet vis tiek ant kalno. Tai that's nice. Svarbiausia, kad nuo kalno, o ne į kalną. Jo, bet vis tiek bus tokie, kur reikės up and down. Nu ką, varysim. Žodžiu, šitas haikas skaitosi kaip toksai medium moderated. Ir prieš atvykstant čionais galima internete pasižiūrėti apskritai visus kalnus ir bus aprašyta, pavyzdžiui, easy, moderated ar kaip ten, ar hard. Tai irgi galima pasirinkti pagal savo lygmenį, kiek galite, nes šiaip, kur vakar buvom, ten buvo extremely hard turbūt, nes buvo labai status kalnai, tiesiog, kad wow. Kur tiesiog, kur eini tam, kad su palapinę pernakvot. Nu, čia pliurzė. Kaip ir ta pliurzė mum praeit. Ten? Per aplinkai turbūt. Nu, tėti, davai. Davai, nalyvai. Parodyk klasą. O tai čia kaip? Ai, jas. Dievinu šitas gėlytės. Jos kaip mano katės plaukai. Dabar taip išskambės sirenos telefonas ant kalno. Kaip aš išsigandau. Šiandien pradėjau vibruoti, rėkti. Ir tiesiog pagalvojau, bet čia fake, žodžiu. Čia emergency test for the future parašyta buvo. Bet taip nejaugu pasidarė, nes tai mes kalinė ir toks tipo, ką daryti, jeigu sirena realiai dabar. Taip pat dėl rimtų dalykų būtų ir toks tipo. Mes čia kažkur. Pirmasis sustojimas maisto. Turiu tokią mažą prūdą ežeruko šleš. Kiek mes praėjom kilometrų? Nu 5 kilometrų. Kažkur 5. Dar 7. Jo, nes šitą čia 12-13 kilometrų kelias. Atstumas. Ja. Tiesiog man dabar reikia apačią nusileisti, tam, kad vėl viršų. Bet štai ten yra ežeriukas, kažkur yra avys, nes baisiai smirda. Tikas neatsistojau. Atsipalaidavimas su tokiu vaizdu. Reikia pailsėti. Lebukas. Apsivyža. Mūsų rautas visas buvo toks. Mes nuo ten, apskritai mes turbūt nuo ten pradėjom. Jo, nu mums. Ir va tai va ratą. Tada čia buvo tas į apačią, tada taip. Čia kažkur prie krioklio sėdėjom to. Tada aplinkui ir taip. Kelionė baigėsi. Tiksliau dar nesibaigė. Šiandienos dienos kelionė baigėsi. Grįžom namo. Pasidariau savo salotų parduotuviai. Lieka tik poilsis, kažkaip šiandien žymiai sunkiau. Man buvo haikint. Wow, bet ir ilgai haikinom. 13 km, 14. Bendrai 15, okei. Nes ten tipo start pointai yra įrent, bet dar kitas visas kelias iki namų, nuo namų. Tai žodžiu, viskas ilsėsimės. Ir rytoj turbūt bus rami diena ir viskas. Nes šiaip aš dar norėjau rytoj varyti kitą kalną, bet aš suprantu, kad man bus blogiau turbūt. Jeigu dar kartą varysim, tai aš vieną iš eilės į intensyvų haiką, žygį. Nu žodžiu. Taigi štai kelionė ir baigta dėja. Norėčiau tikrai dar ten ilgiau pasilikti žymiai, apskritai Norvegijai, aplankyti daugiau vietų, nes pasirodo yra Norvegijai miestelis šiauriniai vietoj, kur
beveik niekada nenusileidžia saulė ir naktį ir dieną yra šviesu. Tai būtų įdomu ir ten buvo labai fainų kalnų, kur kai tu jos įkopi, labai fainas vaizdas, kurį tikrai norėčiau pamatyti savo akimis. Ir sekanti kelionė, jeigu planuočiaus, tikrai būtų palapinė, nakvynė tarp kalnų. Bet nereikėtų skubėti, nes buvo turbūt tas nefainas dalykas, kad tu kopi į kalną su ta mintim, jog tau reikės grįžti į apačią dar. Bet jo, tikrai buvo smagu atrasti kažką naujo savo, atrasti, kad man patinka būtent labiau tokia kelionė, negu anksčiau aš turėjus. Aišku, anksčiau irgi labai faina, nes man tiesiog smagu yra aplankyti naujas šalis, pamatyti kažką naujo, plėsti savo pasaulėžiūrą, kaip sakoma, bet jo. Ir jeigu jums įdomu kažkokių fun factų išgirsti apie kitas šalis, kur pavalgyti gramai kitose šalyse, tai galite pasiekti mano TikTok paskyrą būtent apie keliones. Jeigu įdomiau aš labiau, tai yra mano paprastas TikTokas. Ir jeigu įdomesni vaizdai, nuotraukos, tai Instagramas. Tai va. Ir susitiksime kitose kelionėse. Tikiuosi, jos bus greitai.